Labas, aš esu Barbora. Labas, aš esu Gintarė. Šiandien vėl testuosim Sweet Expresso saldainius, traškučius, baltyminį šokoladuką, naują skonį. Tai ką, galim pradėti Barborą ragauti. Jo. Ką ragaujam pirmą? Aštriai, rūgščiai, saldžiai, Takis Volcano. Vadinasi aštriai. Nu ką? Atidaro mane ir praeitą kartą kažkuriam video ragavom, kurį takis. Pirmam, kurį mėlynas. Ujėtų. Tai dabar... Nu, tu trauk. Nu gerai, bandom. Neslėpsiu, esu jos ragavusi. Ir kaip? Nėra tokia jau stipriai aš. Kokie skanus. Nu, Labai. Man tie mėlyni nelabai patiko. Ir prieskonių, taip normaliai galima valgyti iš tikrųjų, kas mėgsta aštriai, kas nemėgsta. Ir tekstūra labai gera. Man vienų labai nepatiko kieti, nes nu čia, man atrodo, yra iš kukurūzų miltų. Jo. Tai šitie užskaito mane, labai geri. 7. 7? Arba 8. 8. Aš irgi 8. Nu, šiaip, Jo, man čia tai žiūri. Labai skanus. Nes tie mėlyniai buvo per aštrus. Per aštrus mėlyni, tie normalus. Nu ką, toliau. Kas tiktų po čipsų? Rūgštaus. Gerai. Šituos prašė vaikai atėjo, kad šituos paragautumėm. Gerai, atidaryk tada ir bandom. Gal duok, aš atidarys. Jėzau, kaip sunkiai vaikui sekas atidaryti. O, atidariau, bet ne taip. Aš kaip biškį. O, spalvoti kamoliukai. Nu ką, labai įdomu iš tikrųjų paragauti, nes kartais tie rūgštus visai skaniai susivalgo. Skonis. Lime, cherry, strawberry, lemon. Čia įvairių skonių, ne? Kiekvienas kamoliukas skirtingos skonių. Nu, tai ir tai turėtų būti traškus. Reikia labai atsargiai. Ne, nekars. Bet kodėl čia rašo, kad jie yra traškus, bet jie yra kieti? Dar vieną rutuliuką. Kitą skonį. Mama, yra traškus. Traškus. Dar vieną rutuliuką. Dažo. Jo, dažo. Dar kaip tau dažo tavo? Tavo liežuvis kažkoks mėlynis su raudona. Tai va, o šiaip nėra labai rūgštus. Kažkada ragavom rūgštesnius, tai jie yra pusėtinai, skaniai rūgštus. Tai jo. Kodėl čia tokie tamšus net nėra? Tai skiriam jam kiek balų? 7. 7. Gerai, aš irgi 7. Šiaip tikrai tokie. Fainiai, išbandyti buvo fainiai. Tik jie nesusivalgo taip greitai, kaip norėtųsi. Sekantis mūsų produktas, kurį išbandysim, kurį bandom, Barbora, tu šiandien rink produktus, kuriuos bandom. Niks baltyminis batonėlis, tai yra naujo dizaino ir naujo skonio. Beje, šie baltyminiai batonėliai tinka valgyti ir vaikams. Tai atidarom ir ragaujam. O tu, Barbora, esi valgys šis Niks šokoladuką ar ne, nepamesi? Patiko tau? Aš po tokia kažkoje bėgimą, nežinau. Ai, jo, kai buvo bėgimas, buvo rėmėjimas. Kiek karamelės, o ne. Barbora karamelės nemėgsta. Sėkmės tau. Kas esat Niks batonėlius valgė, tai tikrai žinot, kad tai yra geras produktas, kokybiškas ir aiškus, skanus. Kiek daug karamelės. Fantastika, labai skanus. Primena, galbūt šiek tiek man primena, jo, Twiksą, ja. Labai, gal net skanesnis už originalų Twiksą. Aišku, už manęs 10, ne kitaip. Nu, kad karamelė, tai, žinai, 6. Bet šiaip visumoje 6. Skanus, bet tai karamelė mane patiko. Jo, labai geras produktas. Jaučiu karamelę. Ir paskutinis mūsų produktas yra guminukai suši. Labai fainai. Ir suši pavalgai, ir guminukų pavalgai. Barbora yra mėgėja sušių. Myli sušius. Grinai, atrodo kaip sušiai supakuoti. Atidarom ir... Nu, atrodo. Kokie gražučiai. Atrodo tai labai. Tu žalią ragauk šitą. Man šitas atrodo labai gerai. Okay. Čia matau marshmallow. Gerai. Nu, gerai. Šiaip, Candy Popo guminukai yra labai geros kokybės. Kokie skanus. Man šitie saldainiai nepatinka. Va tie su raudonu kažkokiu. Nesvarbu, kad pilna burna, bet labai dar nors tapo bandyžė. O, su žuvytė. Ką? Ką sakei, nesu?
Nech nebepelt. Nes toks kietesnis. Bet irgi, šiaip labai skanu. Gerai. Pilna burna visko. Tai, galim skirti balus. 10. 10. Nu, tokie kokybiški tie guminukai, kokie skanūs. 9. Okay. Tai ką, šiandien mūsų produktai išrinkti, išbandyti, ištestuoti, išragauti ir Labai skanūs. labai skanus. Ir ką, draugai, iki sekančio karto, tik mes sustiksim sekantį kartą po mėnesio, kaip visada, ir testuosim naujus saldainius ar gėrimus, išrinktus jūsų ar mūsų. Tai ačiū Jums šiandien už skirtą laiką ir iki pasimatymo. Ate. Ate. Mano Bye. burna pilna saldainių, manim kalbėti.